Irano lyderis palieka Teheraną, kai arabai jį puola, o režimas patiria neįprastai įtemptą naktį, apsuptas gedulo, tylos ir sprogimų, kurie dar nėra iki galo paaiškinti. Abbasas Aragišis, Irano užsienio reikalų ministras, paliko sostinę pranešimų apie naujus išpuolius pietų Irane fone, o jo kelionės tikslas dar nėra paskelbtas. Tai įvyko tą pačią dieną, kai Ali Chamenėjaus kūnas buvo atgabentas į Imamo Rezos šventovę Mašade, kur vyko laidotuvių ceremonijų uždarimas. Pavadinčiau tave šahidu ir tu būtum geresnis, jei toks būtum. Alachuma, mes turime skausmą, bet žinome, kad tai yra geriausia. Mostafa pasirodė pagerbimo centre, tačiau Mostaba, laikomas įpėdiniu ir naujuoju aukščiausiųjų lyderiu, liko už viešumos ribų. Iranas palaidojo senąjį vadą, tačiau naujasis valdžios veidas nepasirodė pažvelgti į minią. Tuo pačiu metu buvo pranešta apie sprogimus jautriose vietovėse, tokiuose kaip Bukšeras, Bandar Abbasas, Konarakas ir Šabaharas. Kol valstybinė televizija bandė paneigti dalį pranešimų, o Vašingtonas vengė prisimti atsakomybę už naujus sprogimus, pagrindinis įtarimas nukrypo į Persijos įlankos regioną. Izraelio spaudos duomenimis Kuveitas ir Bahreinas buvo įvardyti kaip galimi bendros atakos prieš Irano objektus dalyviai. Režimas, kuris daugelį metų grasino kaimynams, blokavo kelius ir naudojo sukarintas grupuotės, dabar mato, kaip jo paties teritorija tampa taikiniu iš įvairių pusių. Kas privertė Aragaksi dabar palikti Teheraną? Kodėl Mostaba vis dar slepiasi? Kaip arabų šalis įsitraukė į šį išpuolį? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesus ir be užuolankų turinys, apsvarsty galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kasdien. Aragaksio išvykimas sukėlė nerimą, nes tai neatrodo kaip įprasta kelionė. Irano užsienio reikalų ministras išvyko iš Teherano būtent tuo metu, kai režimas susidūrė su virtinė pranešimų apie sprogimus, oro gynybos veiklą ir išpolius prieš karinius bei pakrančių objektus. Labiausiai tikėtinas paaiškinimas yra paprastas. Arba jis buvo išsiųstas į skubes derybas, arba tiesiog pasitraukė iš kelio. Tuo metu situacija blogėjo. Bet kuriuo atveju vaizdas Teheranui nėra geras. Diplomatijos vadovas palieka sostinę. Kol režimas bando įtikinti savo gyventojus, kad vis dar viską kontroliuoja. Chamenėjaus laidotuvės Mašade tapo simbolinė krizės scena. Miestas sulaukė minių, saugumo pajėgų ir ceremonijų kupinų šūkių prieš Jungtines valstijas. Tačiau Moizėjaus Močtabos nebuvimas buvo svarbesnis už daugelį kalbų. Jis buvo įvardytas įpėdiniu po tėvo mirties per 2026 m. vasario 28 dienos išpuolį, tačiau nepasirodė pagrindinėse viešuose pasirodymuose. Tai siunčia nemalonę žinią pačiam režimui. Islamo Respublika bando parduoti testinumą, tačiau žmogus, kuris turėtų įkūnyti šį testinumą, išlieka nematomas. Valdžios struktūroje, kuri gyvuoja iš simbolių buvimo ir baimės, naujojo lyderio nebuvimas tampa pergalės ženklų. Žmonės mato senojo vado karstą, bet nemato įpėdinio. Karinis spaudimas taip pat išaugo pietų Irane. Iš regiono atėjusiose ataskaitose buvo minimos sprogimai Buksere, Bandar Abbase, Šabahare ir Konarake. Buksere yra svarbi, nes ten yra pagrindinė Irano civilinis branduolinis objektas. Bandar Abbasas yra strategiškai svarbus pajūrio taškas. Konarakas yra Makrano pakrantėje netoli Omano įlankos, tai svarbi Irano karinio jūrų laivyno buvimo zona. Šabaharas taip pat atsidūrė šiame spaudimo žemėlapyje, nes jungia Iraną su atvira jūra ir maršrutais, kuriuos Teheranas bando išsaugoti krizės metu. Vašingtonas tylėjo apie naujų pranešimų autorystę. Pentagonas nepaskelbė aiškaus operatyvinio pranešimo apie šį naujausią žingsnį, o kai kurios žiniasklaidos priemonės citavo Amerikos pareigūnus teigiančius, kad Jungtinės valstijos nebuvo įsitraukusios į pastarųjų valandų sprogimus. Tokia tyla neužbaigia krizės, ji tik padidina įtampą.
Kai įvyksta ataka, dalinis neigimas ir nėra viešo atsakomybės prisiėmimo, politinė interpretacija yra tokia, kad kažkas nori daryti spaudimą režimui, bet nenori atskleisti visos operacijos. Čia įtarimų centre atsiduria Kuveitas ir Bahreinas. Izraelio spaudos pranešimai rodė, kad Persijos įlankos šalis, tikriausiai šios dvi, galėjo dalyvauti bendroje operacijoje prieš Iraną. Liudininkai Kuveite taip pat pranešė apie paleidimus. Kol kas nėra pakankamai stipraus nepriklausomo patvirtinimo, kad būtų galima tvirtai nustatyti, kas tai padarė, tačiau vien ši hipotezė jau keičia situacijos svarbą. Jei Persijos įlankos arabų šalis pradėjo veikti tiesiogiai prieš Iraną, Teheranas prarado psichologinį saugumą, manydamas, kad susidurs tik su Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Irano režimas bandė paneigti sprogimus tokiose vietose kaip Kašinas, Sirikas ir Džaskas. Šis neigimas gali turėti dvi funkcijas. Pirmoji – suvaldyti vidinę paniką. Antroji – išvengti pripažinimo, kad Persijos įlankos šalis peržengė pavojingą ribą. Teheranai pripažinti, kad arabų kaimynai užpuolė jo teritoriją, reikštų pripažinti regioninį pažeminimą. Iranas visada stengiasi save pristatyti kaip bauginančią galią. Tačiau dabar jis turi paaiškinti, kodėl jo pakrantė, bazės ir maršrutai patiria spaudimą. Konarako karinė jūrų bazė tapo vienu svarbiausių šios nakties taškų. Irano valdžios institucijos pranešė apie išpolius prieš karinę zoną, o pranešimuose buvo minimos dvi bangos. Net ir nesant aiškaus orlaivių kilmės patvirtinimo, taikinio pasirinkimas daug ką pasako. Tai nėra vien tik bandymas išgąsdinti gyventojus. Spaudimas nukreiptas į karinę struktūrą, jūrų kelią ir atsako galimybės. Tas, kas smogia Konarakui, siunčia aiškę žinią Irano kariniam jūrų laivynui ir Teherano planui naudoti Omano įlanką kaip manevravimo zoną. Tačiau Mašadas taip pat patyrė įtampą už ceremonijos ribų. Pranešimai rodo, kad ginkluotas vyras atidengė ugnį į asmenį susijusių su revoliucinė gvardija ir Basidž Safarazano regione. Įtariamasis iš pradžių nebuvo sulaikytas. Ši detalė svarbi, nes Mašadas buvo pilnas pareigūnų, žvalgybos ir saugumo pajėgų per laidotuvės. Jo paskutinis buvimas tarp mūsų. Ja Huseinai nedingdavo nuo jo lūpų, kad ir kur jis būtų, jis tai sakė. Jei vidinis išpolis įvyksta būtent tokioje stebimoje aplinkoje, žinutė yra ta, kad režimo saugumas taip pat susiduria su plyšiais pačioje Gazoje. Izraelis išlaikė dar vieną aktyvią frontą Gazoje. Izraelio gynybos pajėgos pranešė likvidavusios svarbų narį susijusi su ginklų gamyba ir tiekimu Palestinos išlaisvinimo liaudies fronto generaliniai vadovybei pietų Gazoje. Taip pat teigiama, kad buvo pataikyta į Hamas snaiperį šiaurėje. Šis faktas susieja krizę, nes parodo, kad Izraelis žiūri ne tik į Iraną. Spaudimas Irano ašiai eina per Gazą, Libaną, Siriją, Persijos įlanką ir Izraelio sienas. Netanyahus vėl kalbėjasi telefonu su Trumpu per jautrių sprendimų naktį. Izraelio kabinetas pranešė, kad pokalbyje buvo aptarta koordinacija tarp dviejų šalių, amerikiečių veiksmai Persijos įlankoje, Erdogano pasisakymai prieš Izraelį ir saugumo zonų poreikis Izraelio pasienyje. Rusija įsitraukė į diskusiją, bandydama apginti susitarimą, kuris apimtų visas paveiktas pusės. Lavrovas žino, kad Maskva nenori likti nuošalyje nuo derybų, kurios susijusios su Iranu, Persijos įlanka, Jungtinėmis valstijomis, nafta ir prekybos maršrutais. Rusijos pasisakymas taip pat atskleidžia dar vieną aspektą. Problema jau peržengė Teherano ir Vašingtono ribas. Poveikis pasiekė kaimininės šalis. Prekybai ir energetikos pusiausvyrai. Irano režimas susiduria su kebliu veiksnių deriniu. Buvęs lyderis buvo palaidotas, įpėdinio vis dar nėra, o užsienio reikalų ministras išvyko iš Teherano. Sprogimai sukrėtė pakrantės zonas, o įtarimai krypsta į didesnį tiesioginį Persijos įlankos arabų šalių įsitraukimą. Tuo pačiu metu Izraelis derina veiksmus su Trumpu, Gazos ruožas išlieka spaudžiamas kariniu požiūriu, o Maskva bando išlaikyti savo pozicijas derybų stalo. Teheranas vis dar bando demonstruoti kietumą. Tačiau naktis parodė režimą apsuptą abejonių. Jėga, kurią jis teigia demonstruojantis išorėje, dabar atsigrėžė prieš jo paties duris. Krizė tęsiasi, nes niekas nenori pripažinti silpnumo. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per Pix raktą, kuris rodomas jūsų ekrane.
Esame nepriklausomas kanalas, kurio tikslas teikti jums teisingą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti. Ačiū.